Gimstamumas Lietuvoje pasiekė kritinę ribą. Jeigu dar prieš 10-metį turėjome beveik 30 tūkstančių gimusių kūdikių, tai praeitais metais turėjome 17,5 tūkstančio. Dauguma žiniasklaidos ir politikų jau iš esmės pasidavė ir susitaikė su neišvengiamu Lietuvos išnykimu. Daugelis kaltina aukštas būsto kainas, prastą ekonomikos būklę ar nepakankamas sąlygas vaikų auginimui, kas yra visiškai ne prie ko, nes mes kaip tik matome ir turtingas valstybės su tragiškai neįperkamais būstais, turinčias aukštą gimstamumą, ir valstybės su geromis sąlygomis vaikų auginimui, ilgomis tėvystės atostogomis, išmokomis motinams ir nemokamų aukštuoju mokslu turinčių labai žemą gimstamumą. Taigi ekonominiai veiksniai su žemu gimstamumu yra nesusiję. Istoriškai dauguma žmonių gyvena labai skurdžiai, bet vis tiek turėdavo dviženklį skaičių vaikų. Visuomenė transformuojantis iš agrarinės santvarkos į pramoninę civilizaciją, gimstamumas po kiek laiko visada nukrenta, todėl lieka kultūrinės priežastys. Taigi, kas atsitiko mūsų visuomenė per tą 10-metį, kad niekas nebenori turėti vaikų? Atsakymas yra nekontroliuojama ir masinė hipergamija. Istoriškai dauguma santykių tarp vyrų ir moterų buvo grinai ekonominiai. Vyras eidavo į darbą, uždirbdavo pinigus, o moteris būdavo su vyru. Ne todėl, kad jis jai patinka, o todėl, kad tiesiog jai reikėdavo jo resursų, nes pačios moteris arba negalėdavo eiti į darbą, arba uždirbdavo labai nedaug. Taip pat galėjo monogaminė santvarka, skyrybos buvo retos ir žmonės tuokdavosi anksti. Tad beveik visi žmonės galėjo sukurti šeimą ir turėti vaikų, tad ir gimstamumas buvo labai aukštas. Paskui kilus feministiniam judėjimui, moteris pradėjo eiti į darbą, įsiliejo į darbo rinką ir po truputį pradėjo pačios uždirbti savo resursus ir priiminėti moteriams palankę socialinę politiką, supaprastino skyrybas ir įvedė visokias įvairias socialinės garantijas. Gimstamumas vakaruose ženkliai nukrito ir apie 1970-uosius dauguma vakarų valstybių pirmą kartą pasiekė neigiamą gimstamumą. Tačiau tikroji katastrofa pradėjo ryškėti atsiradus pažinčių programėlėms ir joms ypatingai išpopuliarėjus po COVID pandemijos. Pasirodo, dauguma moterų apskritai nemėgsta ir nejaučia jokios atrakcijos didžiai daugumai vyrų. Tad kai tik jos gauna pasirinkimą, jos renkasi pačius fiziologiškai patraukliausius vyrus. Ir mes čia kalbame apie ūgį ir veido bruožus. Tai savybės, kur neįmanoma pakeisti ar patobulinti. Tai jeigu gimėte bjaurus, tai ir liksite bjaurus ir moteris niekada jūsų nemėgo ar niekada nemėgs. Tačiau pažinčių programėlės perkelia šitą visą hipergamiją į naują lygį, nes šia moteris gali lengvai gauti prieimą prie pačių patraukliausių vyrų. Ir jos miega su jais, bet tie santykiai būna trumpalaikiai, nes top 1% vyrų turi tokį didelį pasirinkimą, kad jie dažniausiai neapsistoja ties viena moterimi ir dažnai turi po kelias. Tačiau dauguma moterų tiesiog nesupranta arba nenori suprasti, kad jos yra nepakankamai patrauklios, kad būtų daugiau negu alfas vienkartinis žaislas. Ir jos vis tikisi, kad atsiras koks nors patrauklus vyras, kuris sutiks suteikti jai ilgalaikius santykius. Ir būtent taip moteris praleidžia savo vertingiausius metus vaikydamosis tuos top 1% patraukliausių vyrų, iki kol jos sueina bemaž 30. Tačiau tos moteris jau būna praleidusios savo gražiausius gyvenimo metus su patraukliausiais vyrais ir tada vidutiniai vyrai, kurie iš tikrųjų yra jų lygio, moteriams atrodo labai nepatrauklus. Tad joms lieka arba gyvenimas su 40 kačių, arba tekėti už vidutinioko, kuriam jie jau iš anksto žino, kad bus neištikima ir su kuriuo jinai išsiskirs, bet galbūt iki skyrybų jie dar suspės susilaukti 1 ar 2 vaikų. Ir būtent dėl tokios sistemos mūsų gimstamumas ir svyruoja tarp 1 ir 2 vaikų. Mūsų politinis elitas dažnai kalba, kaip jie bando išspręsti gimstamumo krizę, siūlydami įvairias lengvatas ir išmokas šeimoms, bet jie ir yra pagrindinė problema, nes gavusios socialinės išmokas moteris iš vis nemato reikalo būti su vyrais ir tai sukelia dar žemesnį gimstamumą. Taip pat šiandieninis feminizmas nemoko moterų absoliučiai jokios atsakomybės. Moteris nuo pat darželio laikų yra labiau vertinamos, dažniau gauna pagyrimą ir palaikymą. Paskui mokykloje yra labiau mėgstamos mokytojų ir pažinčių erdvėje visi vaikinai bando patraukti jų dėmesį komplimentais ir dovanomis. Ir visą tai joms pačioms nededant nei gramo pastangų. Tad pati koncepcija, kad jos turi duoti kažką naudingo visuomeniai, šiuolaikiniams moterims yra visiškai svetima. Ši sistema taip pat demoralizuoja ir vyrus, nes vyrai dažniausiai stengiasi būti naudingi visuomeniai dėl to, kad nori turėti žmoną ir vaikų. Bet dabar, kai visą tai priklauso nuo vyro išvaizdos, o ne nuo to, ką vyras daro, tai nėra prasmės vyrams kažkaip tai elgtis drąsiai ir pasiaukojančiai dėl visos visuomenės gerovės. Dabar kyla klausimas, ar yra koks nors sprendimas, ar galima tikėtis, kad situacija pagerės kaip nors ateityje. Greičiausiai, kad jinai nepagerės, nes istoriškai, jeigu civilizacijos gimstamumas nukrenta žemiau 1,9 vaiko,
tai ji niekada neišgyvena, nes jie dažniausiai pakeičia tiesiog kitą civilizaciją, kuri turi aukštesnį gimstamumą. Bet dabar mes gyvenam nesenoviniais laikais ir visos civilizacijos patiria ypatingai žemą gimstamumą, nes Tinderis yra prieinamas visame pasaulyje. Tad aš galiu sugalvoti 3 scenarius, kurie gali realiai pakelti gimstamumą Lietuvoje. Tai pirmasis scenarius yra masinis religinis atgimimas. Žemas religingumas tiesiogiai koreliuoja su žemu gimstamumu. Ta priežastis, kodėl mes apskritai priėjome prie tokios sistemos, kur moteriams leidžiama išsiskirti ir elgtis kaip kekšiams iki santuokos, yra tradicinių moralinių normų žlugimo priežastis. Tai žinoma nutiko dėl to, kad dauguma bažnyčių apskritai moko neteisingą doktriną ir neturėtų egzistuoti, o pamokslininkai siekdami įtikti miniai tapo švelnus ir ėmė mokyti tik tai, kas malonu žmonėms, o ne tai, kas teisinga. Taip pat dauguma žmonių, tiek vyrų, tiek moterų šiais laikais turi labai prastą psichologinę būseną, tad religija gali jiems padėti pajusti savivertę. Tačiau šios scenarijos pagrindinis minusas yra tas, kad dauguma žmonių, ypač moterų, nemėgsta kritikos ir nemėgsta galvoti, kad kas nors, ką jie daro, yra neteisinga arba morališkai blogai. Tad dauguma žmonių niekada nebus išgelbėti ir keliaus į pragarą. Tai jeigu nenorite ten atsidurti, tai nuoroda, kaip būti tikram, kad pateksite į dangų, yra apačioje. Antrasis scenarius yra masinis pasaulinis karas arba kokia nors kita krizė, kuri sužlugdytų ekonomiką, infrastruktūrą bei socialinės rūpybos sistemą. Ir žmonės vėl būtų bent iš dalies priversti gyventi natūrinio ūkio sąlygomis. Tada moteriams vėl reikėtų vyrų ir, kas svarbiausia, neliktų pensijų sistemos, tad žmonės būtų priversti turėti vaikų, kurie juos išlaikytų senatvėje. Šis scenarius yra labiausiai tikėtinas, nes mažėjant gimstamumui neišvengiamai kažkurio metu socialinės rūpybos sistema bus nepajėgi pasirūpinti senjorais. Trečiasis scenarius yra, jeigu Lietuvą atvyktų labai daug migrantų iš trečiųjų šalių, iš artimųjų rytų Afrikos arba slaviškų valstybių ir jų kultūra imtų dominuoti ir lietuviai tiesiog būtų priversti turėti daugiau vaikų, norėdami išlaikyti savo gyvenamą aplinką lietuvišką. Toks scenarius veikia Šiaurės Airijoje ir dabar puikiai veikia Izraelio ir Palestinos konflikte, kur dviejų etninių grupių konkurencija pakėlė abiejų grupių gimstamumą. Tačiau šis scenarius gali baigtis ir labai blogai, nes lietuviai gali tiesiog neturėti valios kažkaip tai ginti savo civilizacinę erdvę ir Lietuva gali tiesiog pasidaryti nelietuvišką. Todėl šis scenarius yra vidutiniškai tikėtinas ir labiausiai pavojingas. Ačiū žiūrėjusiems, iki kito karto.